Kai vaikai iš tikrųjų kenčia, labai griežtas mitybos režimas. O tai visą gyvenimą dabar jau taip. 30 ar netgi daugiau procentų visų vaikų yra nutukę. Kaip atkreipti dėmesį, kad čia yra skrandžio problema, o ne kažkoks kitas dalykas? Mes suvartojam gerokai per daug riebalų, ypač tų nesveikųjų, perdirbtų riebalų. Tai labiau čia patys tėvai turi stebėti, ne, tuos visus dalykus. Labadiena. Šiandien tinklalaidėje kabinete pas gydytoją daug dėmesio skirsime skrandžio ligoms. Šiandien kalbinsiu vaikų gastroenterologą Beną Prušinską. Tai visi, kam jau teko apsilankyti Beno kabinete, aš nebijoju, kad liko sužavėti Beno ramybę, toleranciją ir tokiu švelniu bendravimu su vaikais ir tėveliais. Bet dar yra vienas faktas, kuris, aš manau, daugelį domina ir, žinai, Benai, ne tik tavo bendradarbiai, bet ir pacientai, tą faktą atkreipia, kad tu daugiau nei 10 metų praleidai Vokietijoje, ten begydydamas mažosius pacientus. Tai gal prieš pradedant kalbėti apie skrandžio ligas, tu gal gali mums pasakyti, tai kaip lyginant tą Lietuvos mediciną su didesnių šalių medicina, ar mes labai atsiliekam, o gal mes visai neatsiliekam, kad galėtum kažkokį tokį mums nuraminimą duoti? Tai labas Greta, ačiū už labai gražią įžangą. Iš tiesų daugiau negu 10 metų teko po studijų dirbti Vokietijoje, ten baigiau rezidentūrą ir toliau dirbau. Tai galiu pasakyti, kad Lietuvoje medicina labai sparčiai pasivijo vakarų Europos šalis ir grįžus čia man iš tikrųjų nesijaučia didelio skirtumo, kas liečia diagnostiką, pacientų gydymą. Mes turim praktiškai visas tas pačias galimybės, ką turi ir Vokietijos kolegos, todėl manau, kad tikrai galim dėl to savim didžiuotis. Prieinamumas medicinos Lietuvoje yra lyginant toks lengveresnis, paprastesnis negu Vokietijos piliečiams patekti pas gydytoją. Aš manau, kad čia vienas iš mitų, kad vien tik Lietuvoje yra didžiulės eilės, kad neįmanoma patekti pas gydytoją, kad reikia labai ilgai laukti. Iš tikrųjų, Vokietijoje yra lygiai tas pats. Ir, sakykime, patekti pas mano specialybės specialistą, pas vaikų gastroenterologą, neturint kažkokios labai ūmios patologijos, kur reikia labai greitai pasižiūrėti, Vokietijoje užtrunka ilgiau negu čia. Aš jau nekalbu apie kitas šalis, kur kartais pasiekia pacientų atgarsiai iš Anglijos, kurie ten iš tikrųjų labai daug mėnesių nesulaukia pagalbos ir netgi atvažiuoja į Lietuvą gydytis. Tai man ir toksai labai įdomus klausimas, esu sulaukusi pacienčių, kurios skundžiasi, kad kitose šalise dar ir privačiai patekti pas specialistą užtrunka kelis mėnesius, kad nėra taip, nes mes Lietuvoje turim tą situaciją, kad valstybinės įstaigas pakankamai sudėtinga, bet jeigu pacientui labai dega ir nori greičiau, jis turi galimybę ateiti privačiai. Ir Vokietijoje yra tas toks irgi problema su privačia medicinos patekimu, irgi eilės didelės. Ar... Suaugusi medicina per daug nežinau, kažkokia privati medicina ir privatus diagnostiniai tyrimai, konsultacijos egzistuoja. Jeigu imant vaikų mediciną, ten privačiai dirbančių vaikų ligų gydytojų specialistų praktiškai nėra. Yra taip pat didelis specialistų trūkumas, yra eilės ir tada tenka kartai šiek tiek pažiūrėti ir peržvelgti, kokie simptomai kankina ir kurį vaiką reikia greičiau priimti, o kuris gali šiek tiek palaukti. Aš čia galbūt su tokia ilga įžanga, bet galbūt norėjau parodyti žmonėm, kokią mes turim gerą mediciną Lietuvoje. Nes aš dažnai savo pacientėm irgi sakau, kad mes turim tikrai aukšto lygio mediciną Lietuvoje, kurie tikrai domimės ir tais moksliniais tyrimais naujausiais ir gydymo metodikom. Ir prieinamumas jisai dar palyginus nėra toks prastas, kad taip, eilės yra didelės į valstybinės įstaigas, bet turim galimybę, tarkim, nueiti privačiai, jeigu norim ir taip toliau. Tai aš manau, kad Lietuvos medicina tikrai šiuo metu išgyvena pakankamai gerą laikotarpį. Tai ką, žygiuojam dabar, gal jau taip rimčiau prie skrandžio ligų. Tai kokios dažniausias yra ligos vaikams? Kad skiriasi kažkiek nuo suaugusių tas, kad kažkokios dažniau pasitaiko, kaip išskirtum? Tai pirmiausia, jeigu imant vaikų gastroenterologiją ir vaikų skrandžio virškinimo trakto sutrikimus, tai reikia pasakyti, kad vaikai rimtomis arba pavojingomis net ligoms serga gerokai rečiau negu suaugusiai. Dažniausiai vaikai, kaip ir suaugusi, skundžiasi pilvo skausmu be abejo. Jeigu imant skrandžio ligas, tai turim pilnumo jausmą kažkokį, ankstyvo sotumo jausmą pavalgius, pykinimą. Labai panašus nusiskundimai kaip ir suaugusiam.
Dažniausiai vaikai skundžiasi vadinamais funkciniais sutrikimais. Funkciniai sutrikimai tai yra simptomų grupė su varginančiais, iš tiesų labai varginančiais simptomais, kurie sąlygojimai, sakykime, kažkokių tai persirgtų ligų, kažkokių emocinių veiksnių, sutrikusios žarnyno motorikos, padidėjusio jautrumo, kai vaikai iš tikrųjų kenčia, nors mes atidžiai ištyrę vaikus nerandam kažkokios vadinamos organinės priežasties, kažkokio uždegimo arba infekcijos. Taip pat vaikai labai dažnai skundžiasi, kaip ir suaugę, gastroezofaginio refliukso liga. Tai yra, kaip ir pas suaugusius, liga sukelta rūgštaus skrandžio turinio kilimo, atgal patekimo į stemplę, kažkokio graužimo rėmens jausmo. Jeigu jums, sakykime, kažkokias ūmės ligas, tai aišku dominuoja ūmus gastroenteritai, infekcijos, dažniausiai virusai, rečiau bakterijos, kartais kažkokių maisto toksinų sukelti apsinuodijimai. Jeigu galėtume tas ligas išskirti pagal amžių, yra, kad tie, tarkim, kūdikystėje vaikai iki metų vienokiom dažniau serga, paskui pagal amžių padaugėja kitų ligų, tos ligos kaip ir sumažėja dažnis, yra pagal amžių? Kūdikių ir vyresnių vaikų sutrikimai, virškinimo trakto sutrikimai skiriasi. Pas kūdikius mes turim dominuojančius funkcinius sutrikimus, tokius kaip labai dažni ir mamos labai gerai žino kūdikių degliai, atpilinėjimai, įvairūs tuštinimusi sutrikimai, paviduriavimai, taip pat maisto alergijos. Pas vyresnius vaikus mes be jau minėtų funkcinių sutrikimų turim ir, sakykime, kažkokių gastritų, kartais atsiranda skrandį erozijos ar opos, gastroezofaginio refliukso liga ir jau kitos, kur, sakykime, rimtesnės, sudėtingesnės ligos jau žymiai retesnės. Kaip dabar tėvams atpažinti tos pagrindinius simptomus? Tarkim, jeigu tai yra visai mažutis vaikas iki 1 metų, kuris negali ištransliuoti, kad man ten rūgštu ar man ten dar kažkas, tiesiog kaip atkreipti dėmesį, kad čia yra skrandžio problema, o ne kažkoks kitas dalykas. Pagal ką? Iš tikrųjų, vaikų ligų gydytojai turi tokį ypatumą pacientai mūsų, kadangi maži vaikai, kūdikiai, aišku, negali tiksliai apibūdinti, kuo jie skundžiasi, kokius simptomus jaučia, ir taisyklė yra ta, kad kuo mes turime mažesnį vaiką, tuo mažiau specifiniai yra simptomai. Jeigu vyresnis vaikas, sakykime, išsako, kad jam skauda pilvą, jam kyla rūgštis, įpykina, tai pas mažą vaiką gali tik tėvai pastebėti, pas kūdikį, pavyzdžiui, gali tik tėvai pastebėti, kad jam kažkas negerai yra su virškinimo traktu, tai, sakykime, dažnai atpilinėjimai, kažkokie lyg geriant jaučia skausmą, riečiasi, pučia pilvą, būna neramus vaikai, dirglus arba kaip tik labai vangus. Tai va į tokius simptomus dažniausiai tėvai atkreipia dėmesį, kurie rodo virškinimo trakto sutrikimus pas kūdikius. Tai labiau čia patys tėvai turi stebėti, ar ne, tuos visus dalykus. O kalbant apie rizikos veiksnius, tai, tarkim, vyresniem vaikam, jeigu kalbėtume apie mitybą, streso dalykus, gal dar kažkokių yra veiksnių, kurie įtakotų būtent dažnesnės skrandžio ligas? Iš tikrųjų, mityba, kažkokie emociniai faktoriai turi didelę įtaką išsivystymui virškinimo trakto sutrikimų, skrandžio ligų. Ir tas gyvenimo gerėjimas paskutiniais dešimtmečiais be visų gerų dalykų, ką jis atnešė, iš tikrųjų padarė šiokią tokią meškos paslaugą, kadangi mums žymiai labiau tapo prieinamas tas toks stipriai perdirbtas, mažiau sveikas maistas, mes jo daugiau vartojam. Tai reiškia, kad mes suvartojam gerokai per daug riebalų, ypač tų nesveikųjų, perdirbtų riebalų. Mes suvartojam gerokai daugiau, negu mums reikėtų pridėtinio cukraus, kas savo ruožtu pirmiausia sukelia nutukimą. Iš tikrųjų, nutukimo per paskutinius 30 metų vaikų amžiaus grupėje padidėjo keletą kartų. Yra šalių, kur apie 30 ar netgi daugiau procentų visų vaikų yra nutukę. Ir jeigu paimsim nutukimą, tai nutukimas yra vienas iš pagrindinių faktorių gastroezofaginio refliukso ligos išsivystymais. Tai be abejo, mitybos faktoriai turi didelę reikšmę.
Emociniai faktoriai yra tokie, kuriuos žymiai sunkiau kažkaip apčiuopti, kažkaip įvertinti, bet be abejo neigiamas emocijos, stresas, įtampa veikia ir sukelia virškinimo trakto sutrikimus. Ne veltui mes kalbame vadinamą smegenų ir žarnyno jungtį, tą ašį, kuri iš tikrųjų egzistuoja, po kurią daug kalba mokslininkai ir mes kurią stebim kiekvieną dieną praktikoje. O kalbant apie kūdikius, mamos mityba įtakoja kažkaip tais vaiko gastroenterologinės ligas, kad maitina, žindo kūdikį ir jos mityba kažkaip turi įtakos, kaip jausis kūdikėlis? Motinos pienas, kaip žinoma, yra geriausias maistas kūdikiai pirmais gyvenimo metais ir jeigu yra galimybė, visą laiką reikia pabandyti. Be abejo įtakoja, jeigu ta mityba yra subalansuota, sveika, viskas gerai, papildomų dietų laikytis nereikia, jeigu kūdikis yra sveikas. Pasitaiko, kad kūdikiai būna alergiški vienam konkrečiam produktui, ką valgo mama. Tai dažniausiai būna kažkokie pieno produktai, kviečių, gliuteno turintys produktai, kiaušiniai, riešutai, dar kelios grupės. Kartais vaikai išsivysto šitiem alergenam alergiją, kas sukelia virškinimo trakto sutrikimus. Tada bandom žiūrėti, kas yra kaltininkas. Bet subalansuota mityba, sveika mityba pilnai užtenka, pernelyg nesijaudinam dėl papildomų kažkokių papildų vartojimo. Gerai, o jeigu mes dabar judam, tarkim, toliau, kaip prie visų simptomų, kada tėvam atpažinti kažkokius tokius šauktukus, kad sakyti, jau nebeužtenka koreguoti mitybą, jau reikia keliauti pas gastroenterologą, ieškoti rimtesnių problemų. Yra kažkokia tokia, sakyti, kad jau čia viskas, jau patys nebežaiskit, čia jums reikia kažko rimčiau? Mes turime vadinamus aliarmo simptomus, kurie būna mažiau būdingi arba nebūdingi funkciniam gerybiniam sutrikimam. Tai iš funkcinių sutrikimų, jeigu turim dažnai dieglius, atpilinėjimus, jeigu jie nesusiję su kažkokiais simptomais, kurie sukelia vaikui didelį diskomfortą, pavyzdžiui, tarp dieglių epizodų vaikas atrodo visiškai sveikas, jo normali raida, jam nesutrikęs svorio augimas, tai dažniausiai to užtenka nusiraminimui. Jeigu vaikas atpilinėja nedaug po maitinimų, ypač jauni kūdikiai, bet jiems svoris auga gerai, mes neturim papildomų simptomų, tai dažniausiai irgi rodo gerybinį funkcinį ypatybę tokiam amžiui. Jeigu mes turim papildomų simptomų tokių kaip, kadangi virškinimo trakto pagrindinė funkcija yra aprūpinti maisto medžiagom ir kad ypač vaikam, jie vystytųsi, jiem augtų svoris, todėl jeigu ten yra rimtesnė liga, tai reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu vaikam prastai auga svoris, ypač jeigu krenta svoris, ypač mažiem vaikam, tai yra visą laiką šauktukas, kad reiktų pasižiūrėti, kodėl taip yra. Ir jeigu tie tokie gerybiniai simptomai, kad atpilinėjimas arba diegliukai, jie sukelia labai didelį diskomfortą. Pavyzdžiui, vaikas geria ir jau gerimo metu jaučiasi kažkoks neramumas, jis bando su galva, jis riečiasi, jam matosi, kad liktai skaudėtų. Jeigu tuo pačiu atsiranda kažkokių virškinimo sutrikimų kaip stiprus vidurių užkietėjimas, viduriavimas, jeigu išmatose pasirodo kraujo, tada reikėtų atkreipti dėmesį tai ir pasirodyti vaikų gastroenterologai. Dabar sugalvojo, atvyks konsultacijai pas tave ir kokie tyrimo metodai yra taikomi vaikams, tarkim, suaugusia mes visi žinom, gastroskopiją, kolonoskopiją, visokių intervencijų mes ten turim ir echoskopijų ir paprastesnių ir sudėtingesnių. Ar vaikam galioja tie patys tyrimo metodai, ar šiek tiek švelnesni? Galima tėvams sakyti, nebijokit, niekas čia labai jau taip agresyviai nelys. Svarbiausias, mano manimu, ištyrimo metodas yra pokalbis, atidus iš simptomų išklausimas, papildomų klausimų uždavimas, kurie mums svarbus yra, ir bendra išsami atidi vaiko apžiūra. Labai dažnai išsamaus pokalbio anamnezės metu apžiūrėjus kūdikį galima ir be papildomų kažkokių tai ištyrimo metodų nustatyti sutrikimo kilmę ir padėti tą sutrikimą išspręsti.
Jeigu mums prireikia kažkokių tai papildomų ištyrimo metodų, mes jas be abejo naudojam. Tai kaip ir pas suaugusius vaikų gastroenterologai atlieka kraujo tyrimus, atliekam išmatų tyrimus, atliekam pilvo organų echoskopiją. Kiti sudėtingesni tyrimai kaip endoskopinis ištyrimas, vadinama gastroskopija arba kolonoskopija, vaikam atlikti reikia rečiau negu suaugusiam. Jeigu reikia, mes ją irgi atliekam ir visą laiką pirmiausia stengiamės, kad vaikai šitų tyrimų metu nejustų kažkokio diskomforto, taikom bendrą nejautrą, kuri šiais laikais yra ypač saugi ir praktiškai nesukelia jokių reikšmingų šalutinių poveikių. Dabar toks galbūt smalsumo klausimas, tik tais, tu žinau, atlieki tas endoskopinės procedūras ir kolonoskopijas ir gastroskopijas vaikams, taip? Koks yra buvęs jauniausias tavo pacientas, kuriam reikėjo atlikti kažkokią intervencinę procedūrą, tokią kolonoskopiją ir gastroskopiją? Jauniausias pacientas buvo labai jaunas, tai nereiškia, kad mes dažnai tokio amžiaus grupė atliekam endoskopiją, bet gastroskopiją, ko gero, jauniausiam pacientui reikėjo atlikti vos kelių dienų amžiaus. Kartais būna iš tikrųjų tokių ligų, kur reikia pažiūrėti labai anksti gyvenimą. Dažniausiai mes atliekam gastroskopijas mokyklinio amžiaus vaikams, tiek pradinės mokyklos amžiuje, tiek vyresniem, jaunesniems, į darželį einantiems vaikams dar rečiau reikia atlikti tuos invazyvius endoskopinius tyrimus. Tikriausiai jau, kai yra mokyklinio amžiaus vaikai, tokie jau maži suaugę, galima sakyti, jau su jais galima vis tiek tą procedūrą darant, turbūt panašiai jau toks, nebe tiek jau, kai su visais kelių dienų to kūdikėliu, tai visai kita specifika. Rizika yra visos amžiaus grupės, tiesą sakant, šiais laikais labai nedidelė to tyrimo, beveik niekada nestebim jokių komplikacijų. O techniškai tiesiog daugiau reikalauja? Techniškai atlikti be abejo vyresniam vaikui yra šiek tiek paprasčiau, bet jeigu reikia ir iš tikrųjų yra indikuotina, net ir labai mažam vaikui, kartais net ir kūdikiui galima be didesnės rizikos atlikti tą tyrimą. Supratau. Gerai, dabar judant prie tokių vienos dažniausių turbūt situacijų, kai, manau, tėvai, kurie augina vaikus, beveik nė viena pora neišvengia atpilinėjimo, kad ir kokio kelių kartų, bet dažniausiai visiems pasitaikė. Tai čia galbūt būtų klausimas, kodėl jie iš vis yra? Kodėl jie tie atpilinėjimai kyla? Kodėl galėtų jų nebūti? Kokia jų priežastis? Atpilinėjimai, kūdikio atpilinėjimai yra viena iš pačių dažniausių tokių funkcinių, vadinčiau net nesutrikimų ypatybių. Atpilinėja pirmiausiai labai jauni vos kelių mėnesių kūdikiai. Jeigu paimsim, sakykime, kūdikius 4 mėnesių amžiaus, apie pusę maždaug jų atpilinėja po valgio. Jie atpilinėja todėl, kad viršutinė virškinimo trakto dalis dar nėra pakankamai subrendusi, sakykime, paprastai pasakius, jinai dar bręsta. Be to, jie skirtingai nuo vyresnių vaikų didžiąją savo laiko dalį praleidžia gulėdami. Ir kai mes gulim, skrandžio turiniai tekėti viršų per tą nesubrendusią dar virškinimo trakto viršutinę dalį yra žymiai lengviau į viršų. Tai čia yra 2 pagrindinės priežastys – gulima padėtis ir nepakankamai dar subrendusi virškinimo sistema lemia tuos pasikartojančius atpilinėjimus. Gera žinia yra, kad absoliuti dauguma atvejų iš tų atpilinėjimų yra visiškai gerybiniai ir nesukelia jokių komplikacijų. Sakykime, vaikai auga, vaikai jaučiasi komfortiškai, tiesiog kartais po maisto atpilinėja. Po kokių 6 mėnesių amžiaus, kartais anksčiau, tas dažnis atpilinėjimų, jisai pradeda mėnesis, po mėnesio mažėti, kol visai išnyksta, dažniausiai iki 1 metų galo. Dažniausiai, kai vaikai atsisėda, atsistoja ant 4, pradeda ropoti, pradeda gauti kietesnį maistą, su šitais faktoriais yra susijęs tas atpilinėjimo mažėjimas ir jie dažniausiai baigėsi. Kaip tik galvojau, klausiau tavęs, ar čia susijęs su to, kad kai sėdas ir ropoja, dėl to mažiau praleidžia laiko gulėdami, dėl to ir pagerėja. Tu pradžioje, kai sakai, kad mes kalbėjome apie simptomus, kada jau reikėtų atkreipti dėmesį ir kreiptis į gastroenterologą, tai tikriausiai išlieka tie patys, ne? Kad jeigu vaikas jaučiasi gerai tarp to atpilinėjimo, jeigu auga svoris, tai kaip ir turbūt ženklas, kad čia tas funkcinis dalykas, kuris praeis
Ir tie jau turbūt rimtesni dalykai, kai jeigu ir svoris neauga, jeigu ten riečiasi, jeigu kažkokį, kad, sakyti, jau pas tave jau reikia. Pas vaikų gastroenterologą kartais visai apsimoka apsilankyti, net jeigu ir nėra kažkokių ypatingų simptomų, bet jeigu tėvai labai jaudinasi, jeigu tėvai mato, kad ir tuos gerybinius simptomus, bet nežino per daug, ar čia jie normalūs ar nenormalūs, ar jau nebenormalūs, kartais verta tiesiog ateiti pasikonsultuoti su vaikų gastroenterologu, kuris pasišnekės, apžiūrės vaiką ir dažniausiai nuramins, arba pakeitus vieną ar kitą, sakykime, mitybos elementą, tuos simptomus išspręs. Todėl, kad tai dažnai sutaupo daug tokio nerimastingo laiko, kai ieškom internete įvairios informacijos, nebūtinai labai patikimos. Dažniausiai koncentruojamės į kažkokius labai neigiamus ten aprašytus dalykus ir vien tas iš savęs kartais sukelia labai neigiamų emocijų ir streso mamom. Tai kartais, jeigu neaišku, tiesiog ateiti pasikonsultuoti ir kartais tas labai nuramina. Yra aišku ir aliarmo simptomų, kurių nereikėtų ignoruoti. Tai jeigu imant atpilinėjimus, jeigu turim labai stipriai atpilinėjantį, su labai didelė jėga atpilinėjantį kūdikį pirmom gyvenimo savaitėm, pirmais gyvenimo mėnesiais, jeigu jis iš tikrųjų atrodo sergantis, būtinai reikia kreiptis į vaikų gastroenterologą į ligoninę, nes tai kartais gali rodyti iš tikrųjų rimtą ligą, pavyzdžiui, skrandžio to prievarčio, tokio vadinamo susiaurėjimo, kurį reikia gydyti ir greitai gydyti. Dabar jeigu tie simptomai lėtiniai, netokie ūmus, kaip šituo atveju, tai aišku, labai kreipiant dėmesį, tai kaip auga svoris ir ar yra papildomų simptomų. Tai yra kažkoks neramumas, dirglumas, o gal atvirkščiai kažkoks labai vangumas, jeigu atsiranda tuštinimosi sutrikimų to pačiu. Jeigu vaikas karščiuoja ypač, tai jau būtinai šitų simptomų neignoruoti ir pasirodyti specialistų. O jeigu problema ta tokia funkcinė, jokios rimtos problemos nėra, tai kokias būtų galima taikyti rekomendacijas? Žinai, aš atsimenu, kai mano vaikai buvo maži, tai būdavo ten biškį lovytę pakelti reikėdavo, dar kažką pakelti. Čia tiesiog išgalvota yra, ar čia tikrai tokia egzistuoja toks patarimas, kad pakelti biškį lovytę šiek tiek stačiau, kad tas turinys taip nebėgtų į skrandį? Jeigu žiūrint paskutinės rekomendacijas, tai kūdikiam atpilnėjantiem pakelti viršutinę kūno dalį miegant, ar tai pakišus kažkokią pagalvę, dabar neberekomenduojama. Nereikia, jas gali kartais net sukelti vieną ar kitą riziką papildomą. Ką rekomenduojama daryti, tai maitinti, ar žindyti, ar iš buteliuko kažkokioje ramoje aplinkoje su mažai dirgiklių, kad vaikas galėtų susikoncentruoti gerimą, kad nedaug prisirytų oro. Ir po maitinimo tiesiog pakelti, sėdėti ant peties, šiek tiek panešioti iki pusę valandos, kartais galima net panešioti, jeigu iš tikrųjų kiekvieną kartą vaikas atpilinėja, leisti atsirūkti vaikui, tas padeda. Iš kitų būdų yra galima šiek tiek padažninti maitinimus ir pamažinti tą patį, sakykime, tūrį maitinti per dieną, bet padalinus į šiek tiek daugiau maitinimų. Sakykime, maitinti ne kas 4-5 kartais valandas, o kas kokias 3 ar net kartais dažniau. Tas ir gali padėti, skrandis greičiau išsituština, mažiau polinkio tam atpilinėjimui yra. Jeigu vaikas maitinamas, sakykime, iš buteliuko pieno mišinių, galima pabandyti tuos vadinamus antirefliuksinius mišinius, kurie pažymėti būna raidėm AR. Jie šiek tiek sutirština tą pieną, vaikas irgi neretai mažiau atpilnėja. Dabar dar norėjau tavęs paklausti, o jeigu, tarkim, žinai, dažnai būna tėvų, kur, tarkim, neturi per daug tų problemų, tarkim, su refliuksu, iš to atpilinėjimu, ir sako, žinai, maitinau, užmygo ir palikau, nuėjau, nieko tokio. Jeigu nėra problemos su atpilinėjimu, nereikia to vaiko kelti žadinti, kad būtinai pusę valandos nešiot, kad atsirūktų, nes taip patogu, kad užmigo palikti. Tai tas tikrai nėra būtina kiekvieną kartą.
dauguma tėvų tikrai taip nedaro, kad naktį pamaitinus dar pusę valandos nešioja miegamajam pakėlę vaikus. Dažnai to nereikia. Jeigu tas atpilnėjimas yra dažnas, iš tikrųjų toks varginantis, tai galim taikyti profilaktikos priemonę, bet jeigu to nedarysim, tikrai nieko blogo vaikui neatsitiks. Tai ačiū, čia nuraminai, toksai, manau, daug mamų, žinai, nusiramins, nes visgi tais pirmais metais tėvai stengiasi viską, ten maks, kiek galima daryti ir pasiklausę laidos, jeigu išgirs, kad pusę valandos nėra, tai paskui ir nešios visi pusę valandos, reikia, nereikia. Tai gerai, žodžiu, nuramina mamas, kad jeigu užmigo ir jeigu nėra didelės problemos, palikit, vaikas gali miegoti. Gerai, tai tada kaip ir su atpilnėjimu, manau, kad kaip ir aišku, galiaujam prie didesnių vaikų, jau kurie valgo patys, įvairų maistą, prie refliukso, kur irgi viena dažnesnių, turbūt didesnio amžiaus vaikų ligų. Tai kokie dažniausiai simptomai vaikas pasako tėvam, kad suprasti, kad čia yra būtent ta refliukso, tas gerlo ta liga? Vyresni vaikai jau gali apibūdinti dažniausiai simptomus ir jau nuo tokio mokyklinio, kartais prieš mokyklinio amžiuje pasako labai tiksliai, kas jiem yra negerai. Tai dažniausiai tokie tipiniai refliukso simptomai yra viršutinės pilvo dalies, kažkur skausmas, deginimo jausmas už krūtinkaulio, kažkoks graužimo jausmas gerklėj, ypač po valgio, kažkoks atsirūgimas rūgščių turinio. Čia yra tokie pagrindiniai refliukso simptomai vaikam, kurie, tiesą sakant, nelabai skiriasi ir nuo simptomų suaugusiam. Kartais turim mažiau tipinius refliukso simptomus, kartais vaikai, ypač atsigulę naktį, pradeda pakrenkšti, pakoščioti, tas toks varginantis yra lėtinis simptomas, ištyria pulmonologai, kiti specialistai, kažkokios kitokios priežasties neranda, tai gali būti kartais refliukso ligos, gastroezofaginio refliukso ligos simptomas. Tai šitie yra pagrindiniai simptomai. Daugiau jau kaip ir nesugalvoju dabar greitai. Kai mes kalbėjome apie kūdikių atpilinėjimus, tu minėjai, kad priežastis yra nebrandi viršutinė virškinimo trakto dalis. Vaikam jau tokiam didesniem jau kaip ir brandi. Tai kokia čia priežastis yra, kad tas skrandžio turinys vis tiek patenka į stemplę? Vyresniem vaikam pirmiausia reikia pasakyti, kad gastroezofaginis refliuksas vadinamas, jisai yra fiziologinis reiškinys. Mums visiems keletą kartų per dieną trumpai tas skrandžio turinys gali pakilti šiek tiek atgal į viršų. Ir jeigu tai vyksta nedažnai, trumpai mes to nejaučiam ir to nevadinam liga. Refliukso liga jį pradedam vadinti tada, kai jis mums sukelia nemalonius simptomus arba net sukelia kažkokius tai žaizdeles, opeles kaip komplikacijas. Tada mes jį vadinam liga. Pagrindinis veiksnys, kuris lemia, toks fiziologinis veiksnys, kuris lemia išsivystymą šitos ligos, yra protarpinis, tokio vadinamo apatinio stemplės rauko, kuris mus saugo nuo to refliukso, atsipalaidavimas. Tai karts nuo karto atsipalaiduoja ir žmonėms sergantiems šia ligais atsipalaiduoja dažniau ir išlieka atviras ilgiau. Ir tą atsipalaidavimą gali sukelti keli faktoriai. Didžiausias rizikos veiksnys yra, aišku, tas padidėjęs toks spaudimas skrandyje, kai mes persivalgom, kai mes valgom kažkokią maistą, kuris mums didina skrandžio rūgštingumą, kuris ilgiau užsilieka skrandį. Dėl to mums vis kyla į viršų, kadangi jeigu žiūrint labai fiziologiškai pilve, viskas, kas žemiau krūtinės, spaudimas yra didesnis, krūtiniai mums spaudimas yra mažesnis. Todėl fiziologiškai, jeigu mes neturėtumėm to barjero, mums labai dažnai kiltų viskas į viršų. Ir to barjero sutrikimas ir lemia to refliukso išsivystymą. Ar šitie simptomai nemalonus, kurie kyla vaikams dėl to rūgštingumo, gali įtakoti kažkaip vaiko psichologinius aspektus visokius, ar vystymą, ar raidą kažkaip įtakoti, kad gali turėti įtakos kitiem dalykam? Jeigu simptomai tęsias labai ilgai ir vargina ir nukenčia kažkokia kasdienė veikla, kasdieniai
nežinau, hobiai ir viskas, tai aišku, ir takoja ir sukelia neigiamų emocijų ir frustraciją ir panašias emocinės reakcijas. Pirmiausia, tai aišku yra nemalonus fiziniai simptomai. Nemalonus fiziniai simptomai ir jau tada dažnai nelaukiant labai ilgai tėvai kreipiasi ištyrimui ir gauti pagalbos. Dabar galvojant apie gydymą, ar gali užtekti mitybos kažkokios korekcijos? Ar čia iš karto reikėtų galvoti apie medikamentus ar dar kažką tais? Ar jeigu mityba, tai ką tada daryti? Kaip pakoreguoti tą mitybą? Gastroesofaginio refliukso ligos gydymas susideda iš kelių dalykų. Pirmiausia, visą laiką rekomenduojam, ne tik mes, taip rekomenduoja ir vaikų gastroenterologų tarptautinės gairės, mums reikia bandyti keisti veiksnius, kuriuos mes galim keisti, kurie ištakoja šito refliukso išsivystymą, tai yra mažinti svorį, jeigu mes turim antsvorį, ir kažkiek koreguoti mitybą, mitybos režimą. Tai ką reikėtų padaryti? Reikėtų pasistengti maitintis taip, kad mes kuo mažiau tą skrandį, paprastai pasakius, perkrautumėm, padalinti valgiusi dažnesnės porcijas, sakykime, į kokius 5 kartus per dieną, pavalgyti 3 kartus didesnį maistą, porą užkandžių per dieną, kad skrandis nebūtų pergrūstas maistu, kad mes nepersivalgytumėm. Tada reikėtų valandą arba porą valandų prieš miegą nevalgyti, kadangi jeigu iš skrandžio maistas nespės pasišalinti, mes nueisim miegoti, mes atsigulsim į horizontalią poziciją ir mums didesnė rizika, kad tas skrandžio rūgštus turinys vėl kils į viršų. Jeigu imant pačius maisto produktų pasirinkimus, yra įvairių skirtingų rekomendacijų. Dažniausiai tinkamas yra tos, kad pirmiausia reiktų pažiūrėti, ar kažkam konkrečiam pacientui, kažkam vaikui yra specifinių produktų, kaip pavyzdžiui, vyresniem vaikam kažkokio kofeino turintys gėrimai arba labai rūgštus produktai, kuris pats pasako, kad iš tikrųjų man tai sukelia refliuksą, jų reikėtų vengti. Jeigu neišeina aiškiai jų identifikuoti, tada sakom, kad pirmiausia reikėtų vengti labai riebių produktų, keptų produktų, ypač aliejų keptų produktų, kažkokios keptos mėsos, labai riebių produktų. Taip pat kažkokių labai rūgščių arba labai aštrių produktų. O kada jau reikia vaistų? Ar vaikam rečiau reikia vaistų? Nežinau, suaugę, tai atrodo dažnai tos vaistus nuo gerlo gerio, o suaugę, vaikam dažnai prireikia vaistų? Vaikam vaistų reikia, jeigu mums nepavyksta per keletą savaičių susitvarkyti su refliuksu, tom tokiom bendrom priemonėm, su mitybos korekcija, su kažkokiais, sakykime, kitais gyvenimo būdo pokyčiais. Tada reikia neperlaukti, jeigu, sakykime, praeina 2-3-4 savaitės, mes pokyčio nestebim, nors ir pasilaikėm dietos, tada reikėtų gerti vaistus, tai vaistai yra iš tikrųjų tie patys kaip ir suaugusiam, tai yra skrandžio rūgštingumą mažinantys vaistai pirmiausiai, kuriuos reikia pagerti kažkurį laiką, dažniausiai ten mėnesį arba kitą mėnesį, ir jie labai gerai padeda. O tai visą gyvenimą dabar jau taip? Ar čia jau bus, kad yra galimybė, kad išaugs kažkada, tai ar žinai, dažnai mama klausia, tai dabar negi visą gyvenimą tas vaikas ir valgys tas daržoves, kada jis galės sau leisti pasimėgauti ir tokiu, maistu, kaip čia sakyti, kepto. Gastroesofaginio refliukso liga nėra liga, kuri, sakykime, kai prasideda 10 metų amžiai, taip ir visą gyvenimą mes jausim simptomus, jeigu nevartosim vaistų. Dažniausiai jinai užeina, sakykime, tokiom fazėm, būna simptomų padaugėjimas, mes pasigydom, pakeičiam mitybą, padarom ją šiek tiek griežtesnę, sveikesnę, kartais pageriam vaistus ir simptomai greitai pagerėja, tada mes vaistus nutraukiam. Dažniausiai simptomai taip ir nurimsta, mes šiek tiek prisilaikom tos mitybos, aš visą laiką sakau pacientam, reikia žinot, kad čia, ko gero, jūsų vaiko organizmo yra silpnesnė vieta ir tiesiog reikia ateityje prisižiūrėti,
kad vengti daugiau šitų nesveikų, riebių kažkokių produktų, kad prisilaikyti to mitybos režimo. Labai griežtas mitybos režimas, kur visai reikėtų vengti absoliučiai visų produktų, kurie gali, sakykime, kažkiek neigiamos įtakos turėti. Aš nemanau, kad jis yra realus normaliam gyvenime, kad jo laikytis įmanoma ilgą laiką, nepatiriam kažkokio diskomforto. Tada rekomenduoju tiesiog sveikos mitybos režimą pagal mitybos sveikos piramidę, šiek tiek privengiant tų kažkokių tai produktų, kaip labai riebių, keptų. Dar yra kažkokių naujovių, kurių reikėtų tikėtis ateityje, kad tyrimai būtų atliekami? Ar čia jau mityba, vaistai nuo rūgštingumo, ar čia realiai kaip ir baigėsi šitos ligos? Tai medicinai, ko gero, kaip ir visose srityse, taip ir vaikų gastroenterologai visą laiką vyksta tyrimai, bandoma surasti kažkokius tobulesnius vaistus, turinčius kuo mažiau šalutinio poveikio, kuo efektyvesnius. Tai aš manau, kad ateityje tikrai bus surasta kažkokios alternatyvos ir geresnės alternatyvos dabartiniai strategijai refliukso gydymo, bet aš ir manau, kad su dabartiniu taktika gydymo, gyvenimo būdo, mitybos korekcija ir kartais pavartojus vaistų, mes visai gerai susitvarkom. Kaip ir manau, labai daug atsakėjai, labai daug aiškumo įnešė į šitą temą, bet dar tau turiu vieną tokį užduotį pabaigai. Pradžią pradėjom apie tave, apie Vokietiją. Vaikus mokinusi turbūt pradžiuginti, o tėvus nustebinti, kad gydytojas savo kabinete lanksto vaikam balionus. Tai tau turiu tokią užduotį, aš noriu, kad tu parodytum, kaip tu tai padarai, kad tu nemeluoji, kad tu tikrai sugebi. Tai va, paimk ir parodyk dabar. Paskui, žinai, sakys, kad tu galbūt turi prisilankstęs ir traukai tik iš už stalo. Tu parodė, kad tu tikrai tai darai. Taip, iš pradžių balioną visą laiką pripučiam ir tada, kaip sakau, sunkiausia dalis visą laiką yra surasti mazgą. Visa kita jau vyksta automatiškai. Dažniausiai vaikai mėgsta šuniukus, nors galima užsisakyti ir ką nors kitko, bet kažkaip šuniukas yra toks labiausiai paplitęs. Tai pasidaro pakankamai greitai, to ir parodysiu. Ja. Tai kam labai visą laiką patinka stebėti. Iš tikrųjų, užsihipnotizuoja kartais stebėdami. Labai įdomu būna stebėti, kaip jie tą stebi. Taip. Padarom dvi kojas. Ištiesinam kaklą ir turim šuniuką. Prašau. Nu ką, ačiū tau. Tai ačiū labai, kad sudalyvavai. Ačiū už klausimus. Ačiū labai už šuniuką, ačiū labai už informaciją. Nu ką, tikėsimės, kad tėvai tikrai esant poreikiai, galbūt ne tik esant poreikiai, bet tiesiog net ir nerimaujant, kad, kaip ir sakei, neieškotų per daug informacijos internete, nes dažniausiai mes atrenkam tą pačią baisiausią informaciją, kuri mus labai gąsdina, nes akis pačios jos ieško. Tai jeigu kyla kažkokių dvejonių, jeigu manote, kad gali gydytojas jūs nuraminti arba atvesti į tą teisingą kelią, tai tikrai manau, kad Benas yra tas žmogus, kuris jums tikrai patars ir išeisite ženkliai ramesni, nei paskaitę internete informaciją. Ačiū labai.